Sveiki! Šiandieną supažindinsiu Jūs su Tauragės regiono elektroniniu bilietu. Ši kortelė sujungia Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajono bei Pagėgių savivaldybes ir kviečia keliauti visame regione neribotai. Šią kortelę galite įsigyti Tauragės, Jurbarko, Šilalės autobusų stotyse, taip pat viešųjų bibliotekų filialuose ir Pagėgių seniūnijose. O jei norite rinktis tvaresnį ir aplinkai draugiškesnį būdą, kviečiame parsisiųsti mobiliąją aplikaciją Skenuok ir važiuok. O dabar papasakosiu plačiau. Esame Tauragės autobusų stotyje, kuris rinksiu mano poreikius labiausiai atitinkantį elektroninį bilietą. Jūs galite rinktis metinį elektroninį bilietą, kurio kaina yra 12 eurų, pusės metų bilietą, kurio kaina yra 8 eurai, arba mėnesinį bilietą už 2 eurus. Noriu atkreipti dėmesį, kad visiems elektroniniams bilietams yra jau pritaikyta 80% lengvata, nepriklausomai nuo socialinės grupės. Išimtis galioja Tauragės regiono mokiniams, jiems yra pritaikyta 100% lengvata. Taip pat išimtis galioja ir vaikams iki 7 metų, jie viešuoju transportu keliauja nemokamai. Ačiū. Aš išsirinkau metinį terminuotą elektroninį bilietą, nes darbuotoja mane informavo, kad jis galios iki 2024 metų gruodžio 31 dienos. Kartu su kortele gavau atmintinę, kurioje užsirašysiu kortelės numerį, tai padės man atkurti elektroninio bilieto kortelę pametimo ar praradimo atveju. Dabar galiu supažindinti Jūs, kaip naudotis elektroninio bilieto kortele. Taigi pirmiausia, lipame per priekinės duris pažymėtas žaliosios kortelės ženklu. Prieš akis galite pamatyti ryškų komposterį. Pridėkite ir nuskanuokite savo elektroninio bilieto kortelę. Išgirskite garsinį signalą, galite pamatyti, kad čia yra terminuotas metinis bilietas. O jei norite pasitikrinti kortelės informaciją, galite paspausti kortelės informaciją ir dar kartą pridėti savo elektroninį bilietą. Taip galėsite pamatyti elektroninio bilieto galiojimo laiką. Jei viešuoju transportu keliaujate naudodamiesi mobilią aplikaciją Skenuok ir važiuok, bilietą galite pažymėti, nuskanavę QR kodą autobuse. Jei viešuoju transportu keliaujate retai, iš autobuso vairuotojo galite įsigyti vienkartinį bilietą už 1 eurą. Žalioji kortelė – lengvas ir paprastas būdas naudotis viešuoju transportu, todėl kviečiu Jūs pradėti savo kelionę.